Labadiena, tai kaip jums sekasi susirašymai? Plaukiam, tada važiuojam biški, tada vėl plaukiam. Manau, kad dar vandens didžiausius kiekius pamatysim miškuose. Tai Dar nebuvo, ar ne kažkur giliai miškuose? Ne, nebuvom tam, koks man tas, kopustėlį? Kopustėlį. Nu va, tai ten girdėjom, kad plauksim. Tai va, tai aš skaitau, kad mes turim pretenziją organizatoriam, kodėl nebuvo išduoti irklai. Homologuoti. Ir kajakai. Tai va, bet sąlygos visiems vienodos, tai va, taip visi bendrai ir klosim. Kiek spėt susirašyti jau? Šikdauną ir va šitą dopelį, kurį šiandien, nežinau, kuris šitas dopelis. Čia šturmas visus tos klausimus techninius atsako. Supratau. Aš tik vairuotojas, 3 pedalai ir vairas, 2 pedalai. 2 pedalai, šitoj 2 pedalai. 2 pedalai. Nu ką, gerą gazą toliau. Važiuojam. Nepaskeskit miškuose tos balose. Ne. Ant greičio tiesiai. Iki. Iki. Labadiena. Labą. X-Drive'as ar ne? Ne, gaila. Neklimstat, kokie reikalai? Kol kas ne, nu šlapia, taip, slidu. Neaišku, kaip bus rytoj. Kiek pavyko susirašyti jau? Jau ketvirtas greičio ruožas. Nu ir kokia ta dangos būklė, kokia kelio būklė? Panašiai kaip įsivaizdavom, gal panašiai ir pernai buvo. Nu, taip, šlap. Supratau. Svarbu rytoj būtų. Gerai. Ačiū jums. Labadiena, nuliukai. Kaip nuliukam sekasi susirašinėjimai trasų? Gerai kol kas. Šlapia, slidu, yra aklų vieta tokių. Slidu. Kaip nulinio ekipažo saugos funkcijas keičia tokios oro sąlygos? Nu, reiks atsargiau važiuoti, negu kaip norėtųsi. Nes prilyta šlapia, slidu, miškingas vietos plaukės. O nuliam prisidaryti reikalų negalima, kaip žinia. Negalima. Tikrai, jeigu prisidarysi reikalų bus problemų. Supratau. Tai gerą vietą toliau. Ačiū. Iki. Labadiena. Kaip sekasi su šito autobusu susirašinėti trasas? Jums autobusas? Nu, autobusas jau. Labai puikus automobilis. Kaip reikalai trasuose, kiek jau padarėt, važiavot, susirašėt? Iš tikrųjų, tai tik tai dar 2 greičio ruožus, nes turėjom Sunku žodis, ne? organizacinių klausimų, tai pirmą jos sprendėm, padėjom svečiam, tai prasme, tai kol kas tik tai 2 greičio ruožas, kuris yra surašytas, nu, neskaitant testinį. Tai kaip auklės su tais prancūzais? Jo, nu, ką darysi, kartais reikia aukotis, tai šiai dienai aukojamės dėl kitų, tai gal kažkada kažkas aukosis dėl mūsų. Kaip kelių būklė, tiek kiek spėjot pamatyti, kiek tas lietus čia padarė reikaliukų? Tai jis padarė reikaliukų, bet iš tikrųjų, nu, taip pasižiūri į dangų ir kartais atrodo, kad jau lenda tie tokie saulės spindulėliai, tai šiaip tai nėra labai blogai, bet nėra ir idealu, tai bet normalu, nu, lietus daro savo, tai oro neužsakysi. Nu, kaip sakoma, per lietų nevyksta tik tai dragas ir naskaras, tai va, raliui tas lietus... Vyrai varo ir per lietų, tai ir per balas, ir tai teks matyti, taip ir važiuoti. Supratau, nu ką, gerą vietą toliau. Dėkui. Iki. Labadiena, ką galvojate apie ralį? Gerai, Važiuosit kažkur žiūrėti greičio ruožų gal? nu žiūrėsime, jeigu pasiseks. Bet darbas, Bet šeštadienį, gal laisvadienis jau? galimėsim šeštadienį. Lauksim žiūrovų gretose. Ačiū. Ačiū. Labadiena. Gyvi. Na, kaip jums sekasi, kas gero, kaip tie susirašinėjimai vyksta? Gerai, šlapia, daug duobių, bet kol kas pirmus 2 dopus susirašėm, tai kol kas labai smagiai atrodo. Ir greita, ir sukta, ir ten miškelį tais asfaltais tokiais, nu labai smagiai. Miške yra kažkokių klastingų vietų? Yra pora tokių, kur jau dabar net ant buitinio režimo jau taip meta, sakykime, iš šono, tai ten reikės pasisaugoti. Supratau. Kiek dar liko, daug? Dabar 2 tik tais iš 15, tai dar nemažai. Ilga dienelė nusimata. Dar ilga dienelė. Tai. Supratau. Gerą vietą toliau. Ačiū, jums irgi. Iki. Labadiena. Sveiki, gyvi. Iš automobilio paruošimo, tai matau, kad kaip į gamtą pasiruošę paturistaut. Taip. Kas toj bagažinį viršų jau čia? Visos atsargos reikalingos. Miegmaišiai, palatkė. Supratau. Kaip sekasi, kiek jūs spėjat susirašyti? Čia 2 buvo. Mums susirašymas, ta prasme, tai slidu, košė, balos, kaip priklauso. Sudėtingas sąlygas laukia, ne? Pamatysim, kaip čia bus, žinai. Gal dar pragiedrės dar? Gal kiti ištaškis priekiniai. Nu jo. Irgi gali būti. Supratau, tai ką, gerą vietą toliau? Ačiū. Iki. Iki. Labadiena. Labadiena. Ar jau buvo kur pastatyti skersą garjerį? Buvo, bet nelabai mes čia statom.
Supratau. Kiek spėjat susirašyti? Tai čia dabar liktais 4 rašo. Kokie dabar pastebėjimai apie tos ruožus, kas ten gero įdomaus? Šitas tai šiaip dabar po lietaus nėra, kad taip išsimalęs, bet Bugenių tas miškas tai labai išlapęs ir daug balų. Tai tikėkime, kad nepablogės dar labiau per naktį. Šiemet bus tas greičio ruožas, kuriame pernai nuskridai į griovį? Bus, tai čia šitas ir yra, Šitas kurį ir yra, ką tik ne? rašėm, aha. Šauktuką užsirašėt kokį? Ne, tai ten pačioj pradžioj jisai, tas griovys jau nebe į temą, niekada ten nebebus. Supratau. Nu ką, gerą vietą toliau. Ačiū. Ačiū. Labą dieną. Labą. Iš Notkaus gerą į čia tą pavyzdį paėmėt. Ja. Nes su Passatu tik Notkus iki šiol susirašinėdavo. Nu, mūsų ne taip kaip Notkaus, neturi galinių varomų dar papildomai, bet galim pasakyti, kad gera mašina. Bet pas Notkus sėdynės paprastas pasisodinės. Ir šildomas. O kaip sekasi, vyriukai? Gerai. Ką, susirašėm 4, pasitikrinom tik vieną kol kas. Šitie 2 greiti, tokie sąlyginai tiesus. Paskutinis tai bus labai linksmas, o pirmas irgi. Atsibudimai pilnam. Kiek lietus pakoreguoja stenogramą? Manėm daug, kad žymėsim balų, bet kai kiekvienam posūkiai yra balų, tai neapsimoka jų net žymėti. Supratau. Ką, ačiū Jums. Gerą kelią toliau.